Sveikinu, draugai. Sveikinu atvykus į civilizacijų epochą. Kaip pamenate, praeito laidoje baigėme 12 dalių įvadinį senovės istorijos ciklą. Nepraėjo ne 4 metai, o šiandien verčiame naują puslapį. Tai bus pirmoji senovės istorijos laida apie senovės civilizacijas. Žiūrim, nes bus įdomu. Taigi pirmoji laida, skirta šiai tikrai labai įdomiai problemai. Tačiau pirmiausia, turime atkreipti dėmesį į tai, kas tai yra civilizacija ir kada jie atsiranda. Būtent čia yra tas istorijos taškas, kurį žymi žmogaus laukiniškumo pabaigą ir perėjimą prie kažko naujo, visiškai kitokio. Ir šį tašką 1944 metais padėjo australų archeologas, tiksliau sakant, australų kilmės britų archeologas. Suprantama, gimęs Australijoje, o dirbęs Anglijoje. Tai vyras Gordonas Šaildas, parašęs knygą Progresas ir archeologija. Joje jis pavartojo stulbinamai tikslų, itin moksliškai teisingą terminą – neolito revoliucija. Ankstesnėse laidose nekartą vartojame šį terminą – neolitinė revoliucija, neolito revoliucija, nurodydami jį kaip savotišką didžiulio primityvaus laikotarpio pabaigą. O šiandien jį iššifruosime kuo išsamiau, kad suprastume, kur prasideda perėjimas iš vienos žmonių visuomenės būsenos į visiškai kitokią, kurioje mes, o siaube, tebesame ir šiandien. Taigi, neolitinė revoliucija. Kas tai? Iš tikrųjų, ją iššifruoti labai paprasta. Tai perėjimas nuo savinimosi ekonomikos prie gaminimo ekonomikos. Tai perėjimas nuo medžioklės ir rankėjimo prie žemdirbystės ir gyvulininkystės. Tai yra, kai žmogus nustojo iš gamtos tik ką nors imti ir imti, o pradėjo ką nors ir gaminti, ne tik imti. Tai yra, užuotėjęs ir rinkęs miške valgomas šakeles, uogas, riešutus ar bet ką kitą. Pirmykštis žmogus pradėjo sodinti tas pačias šaknis į žemę, kad jos tiksliai ten išdygtų, išaugtų tam tikroje vietoje. Paskui jos surinktų, vėl pasodintų ir taip toliau ir taip toliau. Tai, kas dabar vadinama žemdirbystė, agrokultūra. Ir užuot bėgėjus po miškus ir sumedžiojus, pavyzdžiui, kad ir elnę, geriau tą elnę sugauti, kelis elnius, patinus ir pateles, kad jie nelaisvėje daugintųsi ir duotų garantuotus palikuonis, kuriuos vėliau galima būtų panaudoti įvairiems tikslams, paskersti mėsai, kaip kinkamą gyvūną, arba kaip kailio, odos, ragų, kanopų ir taip toliau šaltinį. Turiu omenyje vienokiems ar kitokiems amatams. Būtent tokia yra neolito revoliucijos esmė. Ir sutikite, tai iš tiesų revoliucija. Tai yra perėjimas prie visiškai kitokios ekonominės sistemos. Prisiminkite, revoliucija visada yra radikalus ekonominio pagrindo, tai yra ant to, ant ko laikosi visuomenė, pakeitimas. Tai vadinama revoliucija. Šiuo atveju tai buvo pirmoji revoliucija žmogaus istorijoje. Neolito revoliucija. Žmogus nustojo ką nors tik imti iš gamtos ir pradėjo gaminti. Ir štai čia turime pateikti antrą svarbų apibrėžimą. Kas yra civilizacija? Juk atrodo, kad šis žodis visiems kaip ir girdėtas. Ir visi žino, kad civilizacija yra labai gerai. Ir mes atrodo esame civilizuoti žmonės. Tačiau, kas yra civilizacija? Žodis civilizacija turi lotynišką šaknį. Civilis. Ji reiškia miesto. Taigi, civilizacija yra miesto kultūra. Bet, jei pažvelgtume į visą mūsų planetos istoriją, rastume visuomenių, kuriuose buvo gana išsivysčiusios valstybės, kur buvo kultūra, menas, bet niekada nebuvo miestų. Todėl negalime sakyti, kad civilizacija būtinai susijusi su miestais. Pavyzdžiui, šiuolaikinė Polinezija. Ten net 17, 18, 19 amžiuose buvo valstybė. Tai reiškia, kad buvo valdovas, karalius, buvo jo pavaldiniai, pareigūnai, kariuomenė, buvo renkami mokesčiai, bet nebuvo rašto, nebuvo miestų. Bet kas pasakys, kad Polinezija nėra civilizacija? Tai atskira ypatinga civilizacija. O be to, žinome gilios senovės civilizacijų, apie kurias šiandien kalbėsime, kai miestai buvo, o valstybės nebuvo. Tai reiškia, kad ten nebuvo nei ryškaus valdovo, nei specialios kariuomenės, nebuvo renkami mokesčiai. Bet miestas buvo ir ne pats mažiausias, netgi mūsų šiuolaikiniais mastais, pagal gyventojų skaičių. Ką daryti? Siūlau tokį požiūrį. Civilizacija yra visuomenė pagrįsta gaminančia ekonomika, valdoma pasitelkiant valstybės institucijas. Tai reiškia, kad turime ne tik gaminančią ekonomiką, bet ir virš jos esantį valdymo antstatą. Prisiminkime šias dvi svarbiausias tezes.
Jei turime kažkokį bazinį pagrindą, jis visada yra ekonominis, nes viskas išaugo iš ekonomikos. Šiuo atveju primityviai gaminančios neolitinės, o virš jos yra valdantysis antstatas, kuris vienaip arba kitaip valdo visus ekonomikoje dalyvaujančius asmenis. Štai tada ir atsiranda civilizacija. Ji gali būti su miestais, gali būti be, gali būti net be rašto. Šiandien šiek tiek pakalbėsime ir apie tai. Taigi, neolitas. Kaip prisimename, neolitas tai laikotarpis, kuris iš graikų kalbos verčiamas kaip neoslitos. Tai yra naujasis akmuo. Tai tiesiog naujas akmens amžius. Prisimename, kad nekartą vartojame terminą paleolitas. Tai senovinis akmuo, senovinis akmens amžius arba tiesiog akmens amžius. Naudojame terminą mezolitas. Tai yra vidurinysis akmuo, vidurinis akmens amžius. Na, o po vėlyvojo vidurio akmens amžiaus sekė neolitas, naujasis akmens amžius, kuris, tiesą sakant, visoje žmonijos istorijoje skiriasi datavimu, nes skirtingose regionuose jis prasidėjo skirtingų laikų. Tačiau, imant vidurkį, priimta laikyti, kad kažkur apie 10 000 metų prieš mūsų erą atsiranda būtent tas pats naujasis akmuo – neolitas. Pagal istorinius standartus tai nėra labai toli nuo mūsų. Prisimenate, kad mes žmonijos istorijos tyrinėjimus pradėjome nuo 3 milijonų metų senumo laikų. Tai tikra bedugnė. Laiko bedugnė. Ir štai šiuo atveju iki mūsų eros jau lieka tik kokie niekingi 10 000 metų. Ir tuo laiku atsiranda pažangus, sakyčiau net labai išradingi akmeninių įrankių gamybos būdai. Įrankiai ir ginklai, daugybė įvairių papuošalų, jau gana gausiai paplitęs menas, apie kurį jau kalbėjome atskirai, ir kaip tapyba, ir kaip skulptūra, ir kaip architektūra, dar daugiau papuošalų, kuriuos žmonės galėjo vienaip ar kitaip pasikabinti ant savęs. Tuo pačiu laiku atsiranda ir muzikos instrumentai. Turiu omenyje, kad tikrai jau tuo laiku buvo kažkokia tam tikra muzika. Visokios iš kaulų uždrotos fleitos ir panašiai, taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tuo metu viešpatauja ne tai, kad žmogus protingasis, bet ir žmogus protingas, kuris moksle vadinamas homo sapiens sapiens. Tai yra žmogus protingiausias. Tai buvo tokie pat žmonės kaip jūs ir aš, kurie nieko nuo mūsų nesiskyrė, antropologinė prasme. Ir tai buvo žmonės, kurie jau ant tiek įvaldė tiek daug savo laikmečio technologijų, kad jie jau negalėjo pasilikti savo sename ankstesnėme lygyje. Jie jau, dėmesio, buvo išgyvenę ledynmetį. Ledynmetis baigėsi maždaug tuo pačiu metu. O tai buvo didžiausias istorijos apledėjimas, bent jau žmonijos istorijoje. Daugiau ar mažiau artimas mūsų laikams. Kai pietų ir šiaurės ašigalio ledo dangos taip smarkiai pajudėjo, išsiplėtė, kad net jūra ir net vandenynas labai smarkiai išseklėjo. Tiesiog todėl, kad virto ledu. Pavyzdžiui, galėjai nueiti pėsčiomis nuo Kinijos iki Indonezijos, nes ten buvo sausuma, arba bent jau labai maži sąsiauriai, labiau panašus į mažus upelius. Žmogus nugalėjo, jis išgyveno ir tuo metu jis perėmė kažką tai naujo. Vėlgi, vyras Gordonas Šaildas pasiūlė labai protingą terminą, o būtent perėjimas nuo laukiniškumo prie barbariškumo. Mes manytume, kad barbariškumas irgi yra blogai, tačiau palyginti su laukiniškumu, barbariškumas buvo didžiulis žingsnis į priekį. Paprastai sakoma, kad, žiūrėkite, buvo ledynmetis, pradėjo nykti megafauna, prie kurio žmonės buvo pripratę. Turiu omenyje didelius gyvūnus. Mamutai, gauruotieji ir raganosiai, iš kurių visada buvo galima gauti daug mėsos. Ir mėsos, ir kailių, ir kaulų. Žmonėms reikalingų dalykų gamybai. Ir štai staiga mamutai ima intensyviai nykti. Taigi, arba reikia medžioti ką nors kitą, bet jei kitas gyvūnas yra daug kartų mažesnis už mamutą, tai ir sumedžioti tokių gyvūnų reikia daug kartų daugiau. O tai sunku. Ir todėl netikėtai kyla idėja šios gyvūnus veisti. Taip atsirado galvijų veisimas ir auginimas. Tuo pačiu metu moteris, užsiimančios valgomų šaknų, riešutų uogų rinkimu, supranta, kad reikia sodinti tos pačius riešutus, uogas ir šakneles, o paskui juos skinti. Visa tai būtų puiku, jei būtų tai paprasta. Bet istorija niekada nebūna paprasta. Sąmoningai nepateikiu jums paprastinto modeliu. Noriu, kad šį istorinį procesą suprastumėte iš esmės. Pagalvokime. Atrodo, esame įpratę, kad yra kokie nors ūkininkai, tam tikri žemės ūkiai, kurie mus aprūpina maistu. Nes jie arba jį sodina, arba augina kiaulės, karves, avis ir panašiai. Tačiau senovės žmogui perėjimas prie sėslaus gaminančio gyvenimo būdo buvo tikrai baisingas gyvenimo smūgis.
Nes senovės žmogus nenorėjo užsiimti nei sodinimu, auginimu, nei gyvulininkystę. Kodėl? Todėl, kad tai labai daug darbo reikalaujantis procesai. Daug geriau medžioti ir rankioti. Todėl, kad tu nieko negamini. Gali tiesiog pasivyti elnią, nušauti jį lanku ir jūsų šeima turės maisto savaitėje. Ir visą savaitę, kaip medžiotojas, tu nedirbi. Padirbai pusvalandį ir savaitę atostogauji savo. Tai čia tikrai puiku, ar ne? Per viso to darbas lauke, gryname ore ir susijęs su malonė fizinė veikla, tu bėgi paskui savo grobį arba bėgi nuo vilkų, kad jie tavęs nesuėstų. Kas, sutikime, jei pavyksta, tai pas smagi pramoga. Per viso to pačiu metu jūsų moterys, žmonos, seserys, jaunesnės dukros jau irgi renka miške kažkokį tai maistą. Kadangi Žemės planetos teritorijoje gyvena labai mažai žmonių, tai greičiausiai turėsite ir pakankamus medžioklės plotus ir plotus, kuriuose galėsite susirinkti ką nors naudingo, skanaus ar maistingo, kas visiškai patenkintų jūsų poreikius. Tai reiškia, kad jums reikia kažkokio postumio ir labai stipraus, kad nustotumėte užsiimti tokią veiklą. Ir žinoma, postumis buvo. Buvo žiaurus postumis. Žinoma, tai buvo ir ledynmetis. Ir po ledynmečio atsiradęs, ir tai labai svarbu, demografinio spaudimo planetai padidėjimas. Tai reiškia, kad tiesiog gimė daugiau žmonių. Ir gyventojų skaičius pradėjo didėti, nors ir lėtai, bet vis tiek didėjo. O tai reiškia, kad įsisavintų medžioklės plotų žmonėms nebeužteko. Daugelis žmonių susimąstė, kaip čia padaryti, kad tiesiog išgyventi. Ir pasirodo, išgyventi galima tik didelėje minioje. Nes jei turi šeimą, net ir didelę, 20-30 žmonių šeimą, ji negarantuoja, kad atlaikysite kaimynų, kuriems taip pat reikia papildomų medžioklės plotų, puolimą, kai jų šeimoje bus kokia 50 žmonių. O tai reiškia, kad reikia eiti ir susirasti savo tolimesnius giminaičius, pas kuriuos jau išėjo gyventi jūsų sūnus, kai susituokė, ir siūlyti jiems jungtis. Bet vos tik susivienysite, kai jums jau bus nebaisus dabar jau mažiau gausus kaimynai, tai tada teks visą tą ordą ko nors maitinti, nes jūsų pasidarė tiesiog labai daug. Ir štai čia, iš pradžių labai mažame žemės plote, įvyksta ta pati neolito revoliucija. Tai vadinamasis derlingasis pusmėnulis. Tai nuo gražaus Nilo slėnio, kuris visas, tiesiog neprasme, per reguliarius Nilo potvinius trešiamas dumblu, todėl yra labai labai derlingas. Iki Tigro ir Eufrato tarpupio. Štai matote žemėlapyje, kur tai yra. Yra toks gražus terminas – derlingasis pusmėnulis. Būtent ten pirmiausia pradeda sukultūrinti tam tikras augalų rūšis. Pirmiausia miežius, avižas, rugius, avinžirnius, lęšius, soras. Iš tikrųjų tai žinoma labai įdomi vieta, nes ten atsiranda pirmosios daugiau ar mažiau didelės genčių sąjungos, kurios pradeda gyventi kartu. Kodėl? Todėl, kad dėl užaugintų produktų jie turėjo daugiau maisto. Ir čia labai įdomu. Pasibaigus ledynmečiui, tai labai derlingas kraštas. Iš tiesų labai derlingas. Šiltas, viskas nuostabiai auga. Pradėjo augti daug riešutų, įvairių uogų, kartais labai kaloringų, pavyzdžiui figų. Riešutuose apskritai labai daug riebalų ir baltymų, todėl jis galima pilnai pavalgyti. Ir štai būtent ten, dėl kažkokių priežasčių, staiga pradeda sodinti įvairias kultūras, pavyzdžiui miežius. Kaip rodo iš tų laikų mums išlikusių senovinių indų spektrinė analizė, tie žmonės miežius ir grūdus visų pirma naudojo nevalgymui. Jie juos naudojo alkoholiniams gėrimams gaminti. Visų pirma, alų. Būtent alus tapo seniausiu agrokultūros pritaikymu. Žmonės labai seniai eksperimentavo su vienokiais ar kitokiais fermentuotais gėrimais. Pirmasis, žinoma, buvo midus, nes žmonės iš senų senovės žinojo, kas yra medus. Jie puikiai žinojo, kas yra laukinės bitės. Jie lįsdavo į jų medžių dreves, vogdavo iš ten medų ir jį valgydavo, nes jis buvo saldus ir labai skanus. Tais laikais daugiau cukraus nebuvo iš kur kitur gauti. Bet jei medą laikote per ilgai, ypač karštyje, jis rūksta ir tampa svaiginantis. Gaunasi midus. Jei jį praskiedžiate vandeniu, galite gerti. Ir senoviniam žmogui nuo jo bus smagu ir malonu. Ir tada paaiškėjo, kad fermentuojasi ne tik medus. Jei sumalsite, pavyzdžiui, miežių grūdus ir paliksite juos specialiose sąlygose užpylę vandeniu, jie taip pat ims fermentuotis. Ir taip pat gausite fermentuotą svaiginantį gėrimą. Taip atsirado alus. Ir visos tos genčių sąjungos, daugybė skirtingų klanų susirinkdavo kartu ir valgydavo moterų surinktus riešutus, uogas, figas.
To jau pat jie pradėjo jaukintis vienokius ar kitokius gyvūnus, paskardė kokį nors ėriuką, jį iškepė, suvalgė, gėrė alų ir džiaugiasi kartu. Tai buvo puota, kuri vienijo žmonės. Ir atrodytų tokia smulkmena alus. Bet ne, senoviniam žmogui, ir ne tik senoviniam, bet ir viduramžių žmogui, bendra puota buvo svarbiausias ritualas. Tame tarpe ir religinis, vienijantis ritualas. Nes vos tik žmonės pradėdavo ką nors gaminti, mes juk suprantame, kad jei kažkas šeimoje turi daugiau vaikų, tai reiškia, kad ir pagamins jie kažko daugiau. Vien dėl to, kad turi ne 2 sūnus, o 5. Taigi 5 sūnus ganys 5 kartus daugiau avių, nei pas tą, kuris turi tik 1 sūnų. O jei dar turite, pavyzdžiui, prie tų 5 sūnų 5 dukteris, tai jos iškas daug didesnę lysvę ir pasies daug daugiau vienokių ar kitokių grūdų. Ir derlius bus 5 kartus didesnis. O kažkas turi tik 1 sūnų ir 1 dukterį. Tai yra šeima, kuri daugiau sėja ir daugiau gano gyvulių, yra turtingesnė. Nors ką tik buvo etapas, kurį galėtume pavadinti primityvus komunizmas. Komunizmą mes griežtai smerkiame. Kai tokios savokos kaip nuosavybė apskritai nebuvo. Kodėl? Nes medžioklės plotų užteko visiems. Niekam net nekilo mintis dalytis medžioklės plotus. Reikėjo arba atimti juos iš kaimynų, arba taikiai su jais sugyventi. Bet tai kasgi dabar gaunasi? Kad kai jūs ką nors pagaminote ar išauginate, tai čia jau jūs padarėte, ne gamta jums davė. Pavyzdžiui, elnią ar šerną, kurį jūs sumedžiojate medžioklėje. Sutikite, juk ne jūs sukūrėte tą šerną ar elnią, o dabar jūs įdėjote daug pastangų, pavyzdžiui, augindami grūdus arba ganydami avis. Tai tiesiog neprasme yra kažkas, į ką buvo įdėtas jūsų darbas, jūsų laikas, jūsų prakaitas. Tai yra jūsų nuosavybė. Ir staiga pas jūs to kažko darosi daug, o pas kažką kitą mažiau. Kadangi tai buvo žmonės, kurie ką tik išėjo iš laukiniškumo būsenos, jie susidomėjo žiūrėjo savo labiau sėkmingus kaimynus. Ir manė, kad tai juk yra sėkmė, neturinti nieko bendro su darbštumu ir įdėtomis pastangomis, darbo. Ir sėkmingesniems kaimynams, patikėms tai ar ne, reguliariai tekdavo dalytis. Bet kaip? Jie neturėjo pinigų, jie dar net nežinojo, kas tai yra. Tad teliko tiesiog surengti puotą ir maisto perteklių atiduoti savo gentainiams, kad jie neįsižeistų. Šis gražus paprotys pas Šiaurės Amerikos indėnus išliko net iki XIX amžiaus. Jis buvo vadinamas potlaču, kai patys turtingiausi genties žmonės per tam tikras kasmetinės šventes privalėjo surengti tokią nuostabią puotą. Surengti tokią puotą, kad visa gentis kelias dienas valgytų, gertų ir linksmintųsi jų sąskaitą. Po to būtinai reikėdavo visiems įteikti dovanų. Kuo daugiau, to geriau. Ir dėmesio, tai, ką nesuvalgė ir neišdalijo, tai reikėjo arba sudeginti, arba paskandinti. Taip, kad niekas netaptų daug turtingesnis ir galėtų panaudoti savo turtus valdžiai įgyti. Štai tokiu būdu buvo organizuotos pirmosios visuomenės, kurios iš laukiniškumo perėjo į barbariškumą. Įvyko neolito revoliucija. Perėjimo prie sėslaus gyvenimo būdo strategijos pasirinkimas toli gražu nebuvo akivaizdus. Jau pasakojau apie medžiotojų rinkėjų gyvenimo privalumus. Na, o jei pažvelgsime už derlingojo pusmėnulio ribų, pamatysime, kad toli gražu ne visų žmonės perėjo prie tokios strategijos. Be to, netgi dabar, šiais laikais, ne visų žmonės laikosi tokios ekonominės strategijos. Vis dar yra genčių, kurios neįžengė į neolito revoliucijos etapą. Jų labai nedaug, bet vis dar yra. Visai neseniai, maždaug 2015 metais, Tailande, Pietryčių Azijoje, visiškai atsitiktinai buvo atrasta klajoklių gentis, kurios džiunglėse iki tol niekas niekada nebuvo aptikęs ir niekas niekada nebuvo aprašęs. Tai žmonės iki šiol gyvenantis paleolite. Ar galite įsivaizduoti, kad antropologai juos atranda net ir šiandien, tiesioginė prasme? Nepaisant to, kai tik derlingo pusmėnulio žmonės pradėjo masiškai perėti į neolito revoliucijos strategiją, žemės gyventojų skaičius staigiai smarkiai išaugo. Prasidėjo demografinis sprogimas. Nes jei paleolito pabaigoje, neolito pradžioje, apskritai, pačiais drąsiausiais vertinimais, visa žemės rutulio žmonių populiacija buvo 5 milijonai 300 tūkstančių žmonių, nedaugiau. Visai gali būti, kad jie žymiai mažiau. Tai neolito revoliucijos pabaigoje, kuri iki to laiko jau buvo paplitusi ne tik derlingajame pusmėnulyje. Visa žemės rutulio žmonių populiacija, maždaug kažkur tai apie 4 ar 3 tūkstančius metų prieš mūsų erą, buvo apie 80 milijonų žmonių. 80 milijonų.
Palyginkite 5 milijonus ir 80 milijonų. Sutikite, kad skirtumas astronominis. Kodėl? Paprasčiausia todėl, kad žygiuodami iš vienų medžioklės plotų, kurie jau buvo išnaudoti, į kitus, žmonės turėjo fiziškai persikelti iš vienų medžioklės plotų į kitus, o vaikšto jie pėsčiomis, kojomis. Todėl žindama kūdikį nešanti moteris gali nešti tik vieną žindomą kūdikį, nes daugiau neužtenka rankų. Tai reiškia, kad žmonės negalėjo gimdyti daug vaikų. Bent jau iki tol, kol tuo metu jau gimė palikuonis, negalės užtikrintai savarankiškai vaikščioti, įveikdami kartais 10 km per dieną. Kai jau tikrai aišku, kad vaikas tokiam žygdarbiui pasiruošęs, kai bus bent 5-6 metų amžiaus. Atsižvelgiant į tai, kaip anksti jie tais laikais suaugdavo ir kokius didelius fizinius krūvius anksti patirdavo, tais tolimais laukiniais laikais. Tai yra štai 5-6 metai, tada galima gimdyti sekantį vaiką. Tai reiškia, kad jei primityvaus medžioto šeimoje buvo 3-4 vaikai, tai galima sakyti, kad tai buvo jau daugiau vaikė šeima. Bet, kai tik moteris nustojo kur nors toli vaikščioti ir jai nebereikėjo keliauti kartais 100 km, ji visą laiką galėjo gyventi vienoje vietoje, ji galėjo pastoviai visą laiką gimdyti. Kai tik gimsta kūdikis ir žindymo laikotarpis baigėsi, tai yra maitinimas krūtimi, tai reiškia, kad galima gimdyti jau kitą. Ir taip sėsliai gyvenant atsiranda šeimų turinčių ir 3, ir 5, ir ne 10 vaikų, o kartais ir dar daugiau. Ypač jei atsižvelgsime į tai, kad tuo metu poligamija buvo labai paplitusi. Vienas vyras galėjo turėti kelias žmonas ir kartu jos duodavo absoliučiai sprogstamą gyventojų skaičiaus augimą. Taigi 1 ar 2 kartos ir kaimo, kuriame gyvena 50 žmonių, paversdavo kaimo, kuriame gyvena 200-300 žmonių. Na, o jei taip, vadinasi, šių žmonių pastangas galima nukreipti ką nors naudingo. Būtent tada prasidėjo pirmųjų miestų statyba. Apie pirmosius miestus pakalbėsime atskirai. Tai labai įdomi tema, labai įdomus reiškinys. Bet tik pagalvokite, kad kažkur 9-8 tūkstančių metų prieš mūsų erą žmonės suprato, jog galima pastatyti ne tik kažkokias lūžneles, kuriuose jie gyvena. Nes pirmieji neolito žmonės, pavyzdžiui, derlingojo pusmėnulio gyventojai, gyvena poliuose kažkur apie 5,5, 6,5-6 metrų skersmens būstuose. Tai buvo tikri būstai. Tai yra toks kūgio formos statinys, supintas iš šakų, iš viršaus padengtas moliu. Tai, ką mes dabar vadiname adobė namais, pagal gamybos būdą, kai molis maišomas su vienokiomis ar kitokiomis nendrėmis. Jie buvo išdžiovinami saulėje. Tokiuose namuose žmonės ir gyveno. Taigi, galbūt šių namelių galima pastatyti vieną šalia kito kuo daugiau. O kai visi kartu, daug lengviau eiti kartu, pavyzdžiui, dirbti aremo žemės. Arba, pavyzdžiui, visiems kartu eiti ganyti avių, karvių, jaučių. Kaip tik tuo metu yra prijaukinamos karvės. Ir karvių jie nevalgė. Turiu omenyje, kad to meto žmonės nežinojo, kas yra didkepsnis. Jie tiesiog jas melždavo, gaudavo iš jų pieno. Kartais karvėms pradurdavo veną, tiksliau arteriją, nuleisdavo šiek tiek kraujo, užklijuodavo žaizdą moliu, tada sumaišydavo nuleistą kraujo su pienu ir šį mišinį gerdavo. Gėrimas labai kaloringas ir turtingas baltymais. Dabar mums tai atrodo visiškai šlykštu, tiesiog siaubingai šlykštu. Bet iš tikrųjų, žmonės Afrikoje ir dabar kartais vis dar taip maitinasi, jei mes kalbame apie Centrinę Afriką. Tai yra karvės pienas ir karvės kraujas sumaišyti kartu. Ir netgi mes šiuo metu kartais irgi valgom tokį maistą. Tik sutirštinta ir gausiai praturtintas saldikliais. Toks maistas dabar vadinamas hematogenu. Esu tikras, kad nekartą matėte jį pirkti vaistinėse. Tikriausiai net tėvai jums įpirko ir davė valgyti. Būtent hematogenas buvo išrastas neolito laikotarpiu. Ir jei jau turite daug žmonių ir daug daugiau darbo jėgos, tai pas jūs lieka daug daugiau perteklinio produkto. Tai yra, prisiminkite, kad perteklinis produktas yra produktas, kuris lieka virš to, kas jums yra būtina. Pavyzdžiui, jūs turite 3 kg miežių, kuriuos turite sunaudoti per savaitę. O štai 4 kg. Tai jau yra perteklius, kurį galite kaupti kaip atsargas. Bet kaip jį išsaugoti? Tarp kitko, iš tikro tai labai sudėtingas dalykas. Jei jį tiesiog kaupsite, jis neišvengiamai supus. Arba, jei kalbame apie soras, jie suės graužikai, pelės, žiurkės, nes jos labai mėgsta tokį maistą. O štai jūs pats tokio maisto daug prikraunate į kokią nors duobę.
todėl jūs jį tikrai suės. Tai ką daryti? Jums reikia kokio nors rakinamo daikto, į kurį negalėtų patekti nei pelė, nei žiurkė. Ir būtent tada prasideda perėjimas į antrąjį neolito gyvavimo etapą – keramikos neolitą. Pirmiausia buvo iki keramikinis neolitas. Na, o dabar prasideda naujasis keramikos neolitas, kai žmonės išmoko degti molį. Apie tai jau kalbėjome anksčiau aptardami senosius amatus. Jei neprisimenate, galite iš naujo pažiūrėti tą senesnę laidą. Iš principo, žmonės jau mokėjo lipdyti molį. Bet to labai seniai. Kaip minimum, jie jau lipdo savo pintus molinius adobio namus. Bet jie buvo deginami saulėje. O saulėje išdegtas molis anksčiau ir vėliau suminkštėja. Tokie indai labai blogi. Kodėl? Todėl, kad indai vienaip ar kitaip visada turi sąlytį su drėgme. Ir štai buvo išmokta molį išdegti. Žinoma, jie pastebėjo šį efektą dar savo protėvių kūrenamose ugniavietėse, kurios, kaip minėjau anksčiau, kartais degdavo neužgesdamos mėnesius ar net metus. Taigi ten, jei iškursite ugniavietę ant molinio paviršiaus, galėjai pamatyti, į ką pavirsta molis nuo ugnies kaitros. Jis virsta beveik akmeniu. Jis pasidaro labai kietas ir jo visiškai neveikia drėgmė. Štai tada jie pradėjo degti puodus, kuriuos lipdė. Na, o puodas, ką gali padaryti? Galite uždėti jo nedengti. Dengtis sandariai priglus ir į vidų negalės patekti nei pelės, nei žiurkės. Taip galėsite laikyti atsargas. Tačiau negalite visko tiesiog sudėti į puodus. Pirmiausia, reikia, kad šie grūdai būtų išvalyti nuo lukštų. Juos reikia iškulti. Todėl kol kas jie laikomi daržinėse. O ten, žinoma, pelės ir žiurkės juos tikrai pasieks. Ir tada žmonės kaip tik ten, derlingajame pusmėnulyje, pastebėjo vieną labai įdomų gyvūną, kuris nuostabiai efektyviai gaudo, žudo ir ėda pelės bei žiurkės. Visi žinote šį gyvūną. Daugelis iš jūsų netgi laikote jį savo namuose. Tai katė. Ir ne bet kokia katė, o stepinė katė. Paplitusi nuo Afrikos iki Kinijos. Žmonės stepių kates labai pamėgo ir tiesioginė prasme pakvietė tarnybą. Kodėl? Todėl, kad katė reikia pelių. Jį jas ėda. Tai įprastas jos racionas. O čia žmonės į vieną vietą sudėjo labai daug grūdų, kur prisivėsė daug pelių. Ir ten, savaime aišku, iš karto atsiranda jų natūralūs priešai. Katės. Katės, kurios pradeda jas ėsti. Taigi tokiu būdu katės pradeda gyventi šalia žmonių. Ir kas įdomu, katės net iki dabar vis dar nėra visiškai pilnai prijaukinti gyvūnai. Kitaip nei šuo, kuris beje prijaukintas paleolito pabaigoje, mezolite. O katė nėra prijaukinta iki šiol, nes niekas specialiai neatsitempė katę iš tepių į daržinę, kur saugomi grūdai, ir nepasakė: tavo vardas bus Murkis. Murki, žiūrėk, čia pelės, tu galėsi valgyti. Katė pati atėjo pas žmogų ėsti peles. O kadangi gyvūnas pūkuotas ir labai mielas, tai taip žmonės su juo ir susidraugavo. Taigi, tai visgi yra savotiška katino ir žmogaus sutartis dėl bendros gyvenimo veiklos. Bent jau taip mano mokslininkai. Prisiminkime, kad pirmoji prijaukinta katė buvo taip vadinama stepinė katė. Na, o toliau reikėjo žengti sekantį žingsnį. Nes jei pas jūs jau yra daug žmonių, kurie atlieka daug darbo, kurie gali pastatyti didelius kaimus, kurie gali pagaminti daug perteklinio produkto ir kaupti kaip atsargas, jums būtinai reikia, kad kas nors visą tai kokiu nors būdu valdytų. Kodėl, sakysite jūs? Jei mes dabar eisime dirbti daug, nuimsime daug sorų ar rugių derliaus, arba ganysime daug avių, ką mums reikia kokio nors tai valdytojo? Valdytojo reikia būtent dėl vieno dalyko. Kad jūs tikrai išsaugotumėte savo atsargas, susiplanuotumėte, apskaičiuotumėte jas daugelį metų į priekį ir nesusipeštumėte dėl jų. Jau sakiau, kad net ir tada neolito laikotarpiu kažkas praturtėdavo, o kažkas nuskurdavo. Tas valdytojas dar turi jums nurodyti, kada naudingiau sėti grūdus, o kada geriau varyti avis iš ganyklos. Tai yra, jis turi būti patyręs žmogus. Taip pradeda išsiskirti specialistai, kurie labai greitai iš specialistų virsta valdovais. Tai yra karaliais. Ten pat atsiranda ir žiniai. Mes jau kalbėjome apie šamanizmo fenomeną praeitose laidose. Kai tik atsiranda daug maisto ir atsiranda žmonės, kurie neužsiima bent jau kaip nuolatinė veikla kokio nors produkto gavybą ar gamybą, iš kurio pragyvena, galima skirti maisto šamanui, kad jis galėtų kuo veiksmingiau užsiimti įvairiais burtais genties labai. Ir štai šamanas nustoja dirbti ir pradeda profesionaliai užsiiminėti tik burtais, magija ir virsta žiniu, šventiku. Tai yra dvasininkijos atstovu.
Ir visą tą laiką ir žmonės, kurie verčiasi gyvulių ganymu ir žemės dirbimu, ir savo žinius, ir savo valdytojus, ir žinoma savo atsargas reikia saugoti. Ir tada atsiranda kariai, kurie neužsiima nieko kitu, o tik saugojimu, apsauga, tame tarpe smurtu prieš aplinkinius žmonės, kad jie nesikesintų jūsų teritoriją. Tokiu būdu atsiranda visi pagrindiniai visuomenės sluoksniai, egzistuojantis iki šių dienų. Būtent tada atsiranda civilizacija. Kad pagaliau taptų panašiai tikrą civilizaciją, derlingajame pusmėnulyje buvo likęs tik vienas žingsnis. Beliko tik išrasti raštą. Ir raštas savaime aišku buvo išrastas. Bet pradžioje tik kaip griežtai ekonominiai užrašai. Apie tai, kaip susiformavo raštas, būtinai pakalbėsime kitoje laidoje. Nes ši tema yra didelė, įdomi ir beprotiškai svarbi. O čia matome, kaip neolito revoliucija mums davė pirmosius miestus, pirmasias didelės visuomenės, pirmosius bandymus masiškai apsaugoti savo atsargas. Tai yra apsaugoti žmogų nuo bėdų susijusių su klimatu. Jei šiemet sausra, jūs turite perteklių atsargą sukauptą iš praėjusių metų. Jūs išgyvensite. Jei jau visai riesta, padeda kitas išradimas. Tada žmonės išranda ratą ir būdus, kaip pakinkyti gyvulį į savotišką vežimą, kuris gaminamas ant tų pačių ratų. Pirmiausia, žinoma, tai buvo asilai. Asilai ir mulai. Tai yra asilo ir kumelės, tai yra arklio patelės, palikuonis. Mulai ir asilai buvo pirmieji tikrieji traukiamieji gyvuliai. Beje, arkliai taip pat buvo prijaukinti, bet jie buvo auginami mėsai. Tuomet arkliai dar nebuvo pakinkyti ir žmonės nemokėjo įsėdinėti. Raitė ant žirgų. Taigi, jei šioje vietovėje jau viskas labai blogai, jūs pakraunate savo mantą į vežimą ir išvažiuojate. Na ir štai kažkur apie 6000 metų prieš mūsų erą atėjo dar vienas atšalimas. Tai nebuvo ledynmetis, tačiau tai buvo gana rimtas atšalimas. Jis truko kelius šimtus metų. Ir štai matome, kad tuo metu išnyko dauguma neolito miestų. Apie juos turėsime pakalbėti atskirai. Kol kas tik pažymėsime, kad jie gyvavo, įsivaizduokite, 1000 metų. Nuo 7 iki 6 tūkstantmečio. 2000 metų miestui. Tai didžiulis laiko tarpas. Ir staiga miestas išnyksta. Žmonės išnyksta. Ar jie žuvo? Greičiausia ne. Jie tiesiog išvyko, atlikdami dar vieną Homo sapiens migraciją istorijoje. Na, o šiandien viskas. Apie pirmasis civilizacijas ir apie tai, kas vyko žmonijos istorijoje iki valstybės atsiradimo, pakalbėsime kitoje laidoje. Brangūs draugai, kviečiu tapti kanalo rėmėju ir prisidėti prie kanalo išlaikymo. Nuorodą į paramos platformą rasite aprašyme apačioje. Ačiū. Jei patiko ši laida, nepatingėkite, spauskite nykštį viršų arba žeminiai nepatiko. Parašykite komentarą, pasidalinkite savo mintimis ir labai svarbu, užsiprenumeruokite mano kanalą, kad nepraleisite naujų laidų ir prisidėti prie kanalo plėtros. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki sekančios laidos.